Sveikos mielosios! Labai ačiū, kad ir vėl esate kartu su manimi šitoje virtualioje erdvėje. Ir šiandien su jumis dalinsiuos labai įdomia tema apie moterį, apie moters energiją ir kaip moteris yra susijusi su Mėnuliu ir su kitomis planetomis. Tikriausiai tos, kurios mane seka Facebook erdvėje, žinote, kaip aš mėgstu dalintis tokiamis temomis kaip moteriškumas, moters energija, meilė savo. Ir būtent šiandien kalbėsiu, kaip gamta ir visata, kokią įtaką turi mums, mūsų energijai, mūsų nuotaikoms, netgi mūsų visai savaitai. Ir pirmiausiai norėčiau pradėti kalbėti apie Mėnulį ir apie Mėnulio įtaką moteriai. Tos, kurios šiek tiek domitės Mėnulio kalendoriumi arba vedinė astrologija, žinote, kad moteriškoji energija tai yra Mėnulio energija. Jeigu vyriškoji energija tai yra Saulės energija, Saulės energija yra labai aktyvi, labai stipri, labai tokia pozityvi, švytinti, šviečianti. Tai Mėnulio energija yra moteriškoji energija ir ji yra kiek kitokia. Ji yra raminanti, vėsinanti, harmonizuojanti. Ir būtent tada, kai mes moteris susidraugaujame su Mėnulio energija, savyje pajaučiame tą Mėnulio energiją, tada mes gyvename harmonijoje, laimėje ir džiaugsme. Ką duoda mums Mėnulio energija? Pagal Mėnulio kalendorių yra sakoma, kad moteriai susidraugavus su Mėnuliu, Mėnulio energija iš tiesų duoda labai daug. Duoda ne tik ramybę ir ne tik gražius santykius, santarvę, tačiau duoda ir grožį, duoda moterišką įtyrumą, subtilumą, leidžia lengviau pragyventi tą savo emocijas ir su savo emocijomis susidraugauti. Kadangi Mėnulis šaldo, ramina, moteris, kuri yra pripildyta Mėnulio energijos, gali kuo puikiausiai nuraminti vyrą grįžusi po ilgos darbo dienos, vyrą, pas kurį yra stipri Saulės energija, tas, kuris yra labai aktyvus ir net ir grįžęs namo negali pamiršti darbo ir negali nusiraminti. Tai būtent moteris, ta, kuri draugauja su Mėnuliu, draugauja su Mėnulio energija, turi galimybę savo vyrą nuraminti, atvėsinti ir suteikti tą tokią ramią, harmoningą, grožią energiją. Ir Mėnulio energiją galima pakelti įvairiais būdais, yra įvairios praktikos. Esmė tame, kad reikia šiek tiek pasimokyti apie Mėnulio energiją, šiek tiek suprasti apie Mėnulio ciklus, apie Mėnulio cikliškumą. Tačiau pats svarbiausias dalykas, ką reikia turėti omenyje, reikia žinoti dvi svarbiausias dienas mėnesį, tai yra pilnatis ir jaunatis. Ir reikia žinoti, ką tomis dienomis palanku veikti, kaip tą dieną palanku praleisti. Mėnulis turi įtaką mums visiems, tiek vyrams, tiek moterims. Mėnulis turi įtaką vandeniui, vandenynams, atoslūgiams, mes tai puikiai žinome iš geografijos pamokų. Kadangi mes kaip žmonės esame sudaryti daug procentų iš vandens, todėl, kadangi Mėnulis turi įtaką vandeniui, Mėnulis turi labai didelį įtaką mums. O kadangi mes esame moteris, mes esame jautrios asmenybės ir sakoma, kad moteris už vyrą yra jautresnė 9 kartus, tai Mėnulis mus veikia dar subtiliau, dar stipriau net negu vyrą. Todėl labai svarbu yra susidraugauti su Mėnuliu ir pradžioje netgi išmokti pasikelti tą gerąją Mėnulio energiją. Kaip pasikelti Mėnulio energiją? Tai galima medituoti Mėnulį, galimi ilgi pasivaikščiojimai Mėnulio šviesoje, kai jau pateka Mėnulis. Galima daryti tam tikras meditacijas, stebint Mėnulį. Galima nešioti Mėnulio akmenį, moteriai tai yra labai palanku, galima nešioti ant riešo, galima turėti Mėnulio akmens apyrankės, galima nešioti žiedelį su Mėnulio akmeniu. Labai palanku dėvėti perlus, tai sakoma, taip pat pakelia tą moterišką Mėnulio energiją. Taip pat moterims tinka šiltas pienas vakarais, tos moteris, kurios yra neveganės, kurios toleruoja pieno produktus.
Vedose, Ajurvedoje, tiek Mėnulio kalendoriuje yra kalbama apie tai, kad pienas yra grinai Mėnulio produktas, dėl to labai pavojinga pieną gerti dienos metu ir pieną reikia žinoti, kaip vartoti, kada, todėl šiltas pienas turėtų būti geriamas tada jau, kai pateka Mėnulis, tai sakoma, moterį taip pat pripildo tą teigiamą Mėnulio energiją. Labai svarbu vanduo, susidraugauti su vandeniu, netgi kai mes prausiamės duše, turime tarsi medituoti, kad tas vanduo mums nuplauna ne tik tai nuovargį ar nuplauna mūsų kūną, tačiau nuplauna ir visas emocijas, visas kažkokias neigiamas mintis. Labai tinka maudytis tekančiame vandenyje, tai vasarą upėse ar vandenynuose. Dar labai palanku eiti miegoti laiku, eiti miegoti 22 valandą, tada, kada Mėnulis pateka, įsijungia tokia tarsi raminanti, harmonizuojanti energija. Ir jeigu mes naktimis dirbame, jeigu mes naktimis nemiegame, tai taip pat iš mūsų ištraukia tą Mėnulio energiją ir mus išbalansuoja. Ir jau buvau pradėjus kalbėti, kad moteriai reikia žinoti 2 pagrindinės dienas mėnesį. Tai yra, kada yra Mėnulio jaunatis, kada Mėnulis yra jaunas, pirma diena, kada jis pateka, ir Mėnulio pilnatis, kada Mėnulis absoliučiai yra pilnas. Jaunatis reikia žinoti, kad yra labai introvertiška diena. Tai yra diena grinai būti su savimi, su savo mintimis, su savo svajonėmis, su savo pamastymais. Ir yra sakoma, kad šią dieną vakare, kai pateka Mėnulis, tai yra pati palankiausia diena mėnesyje paimti baltą popieriaus lapą ir surašyti savo svajones, savo norus, savo ateities planus. Ir sakoma, kad kai mes jau kažką parašome ant balto popieriaus lapo, tai yra jau toks gan didelis žingsnis į tų svajonių ar norų materializaciją. Dar esu girdėjusi Indijoje, man svamis yra sakęs, kad Dievas labai mėgsta skaityti mūsų svajones, todėl viskas, kas yra ne tik mūsų mintise, apie ką mes svajojame, bet viskas, kas yra užrašyta ant balto popieriaus lapo, tai jau yra tikrai toks didelis žingsnis svajonių link. Aš pati tai esu taikiusi, tai 100% pritaikoma ir tai galioja, ir tai tikrai veikia. Todėl pati palankiausia diena mėnesyje, kada galime mes užrašyti tas savo svajones, pasvajoti, susiplanuoti kažką, tai yra būtent jaunatis, patekėjusi jaunatis. Ir šią dieną nepalanku nieko daryti labai materialaus, kažkaip tai labai sunkiai dirbti. Šią dieną reikėtų pabūti su savimi ir savo mintimis, introvertiškai, ramiai. Tuo tarpu pilnatis, sakoma, kad yra daug tokia pozityvesnė ir net lengvesnė diena negu jaunatis, ir tai yra ekstravertiška diena. Kaip bebūtų, ta diena taip pat nėra palanku niekaip kaip elgtis materialistiškai ir taip pat nepalanku daug dirbti, palanku medituoti, užsiimti dvasinę praktiką. Apie pilnatį yra sakoma labai įdomiai, kad per pilnatį viskas tarsi dauginasi 1000 kartų. Todėl sakoma, jeigu per pilnatį mes kažkam paaukojame bent kelis centus ar kelis eurus, ta auka tarsi iš mūsų dauginasi 1000 kartų. Sakoma, kad per pilnatį sukalbėtos mantros, maldos taip pat yra labai galingos ir jos tarsi dauginasi iš 1000. Todėl per pilnatį taip pat reikėtų nebūtinai būti kiek savyje, tačiau reikėtų daryti kažkokius gerus darbus, kažkam padėti, aukoti, praktikuoti, užsiimti kažkokią dvasinę praktiką, kalbėti mantras. Tai jaunatis ir pilnatis, reikia prisiminti šitas 2 dienas, reikia žinoti, kada jos yra, joms pasiruošti, tomis dienomis medituoti Mėnulį ir tiesiog save suharmonizuoti su ta Mėnulio energija. Ir šiandien su jumis labai noriu dar pasidalinti apie visą savaitės planą, kadangi kiekvieną savaitės dieną iš tiesų valdo tam tikra planeta ir atstovauja tam tikra planeta. Ir šiek tiek pasimokius ir šiek tiek žinant mums moteriams apie astrologiją ir apie planetas,
kokia energija skleidžia tam tikrą planetą, ką mums palanku daryti, ką mums nepalanku daryti. Tai iš tiesų nėra tik tai žaidimas, tai yra toks įsiklausimas į save, į visatos dėsnius, į visą kūrinyje ir tarsi buvimas tame vienyje ir bendrume. Todėl labai norėčiau pasidalinti su jumis visų savaitės planavimu ir pasakyti, kokią dieną ką palanku daryti, kokią dieną kaip net palanku, kokiamis spalvomis rengtis, kad mes būtumėme tame vienyje ir harmonijoje su visa visata ir visomis planetomis. Tai aš nesu profesionali astrologė, tačiau kalbu remdamasi nuostabia lektorė, nuostabia astrologė Mariana Polonski, kuri gyvena Los Andžele. Ir aš esu perklausiusi daug jos paskaitų ir būtent tai, ką jinai sako, norėčiau pasidalinti su jumis, kadangi pati jau daugiau negu metus tai taikau ir matau, kad tai tikrai labai veikia ir labai gera žinoti, labai gera turėti tas žinias apie planetas ir jų įtaką mums. Pradėsiu nuo sekmadienio. Pagal vedinę astrologiją, pagal mėnulio kalendorių yra sakoma, kad sekmadienis yra pirmoji savaitės diena. Jeigu pas mus vakariečius mes viską pradedame daryti, planuoti pirmadienį, tai iš tiesų sekmadienis pagal tą vedinę astrologiją yra skaitoma, yra manoma, kad tai yra pirmoji savaitės diena, pati svarbiausia diena ir tai yra logiška ir savaime suprantama, nes šią dieną sekmadienį valdo Saulės planeta. Saulės planeta yra pati svarbiausia planeta. Tai yra energija, stiprybė, gyvybė, aktyvumas, pozityvumas. Todėl šią dieną sakoma, kad mes turime daug energijos planuoti, mąstyti, užrašyti savo planus į užrašų knygelę, suplanuoti visą ateinančią savaitę, o galbūt net ir visą ateinantį mėnesį. Ir tai yra palankiausia daryti būtent ne pirmadienį, kada mes labai dažnai pradedam savaitę ir pradedam planuoti ir pradedam mąstyti, kaip mums visą savaitę elgtis ir ką nuveikti. Tai pagal vedinę astrologiją mes tai turėtumėm daryti sekmadienį. Saulės planeta tai yra vyriškoji energija ir sakoma, kad sekmadienį yra labai palanku atiduoti pagarbą arba savo dvasinių mokytojų guru arba savo tėčiui. Sekmadienis yra pati palankiausia diena lankyti savo tėčius, atiduoti jiems pagarbą, su jais pabūti, nuvežti jiems lauktuvių, parodyti jiems dėmesį. Ir šią dieną yra labai palanku klausytis paskaitų, mokytis, klausytis dvasinių žinių. Sekmadienį yra labai palanku užsukti į bažnyčią, šventyklą, cerkvę, uždegti žvakeles. Kadangi Saulė tai yra šviesa, Saulė mėgsta ugnį, šilumą. Ir sekmadienį labai palanku būti tokioje pozityvioje, šventiškoje nuotaikoje. Sakoma, kad sekmadienį Saulės planeta labai mėgsta ir džiaugiasi, jeigu mes šypsomės, jeigu mes dėvime ryškios spalvos drabužius. Todėl sekmadienį yra palankiausia diena dėvėti tokias spalvas kaip geltona, oranžinė, koralinė, visas ryškias spalvas, kurios yra panašios į Saulę. Ir sakoma, kad sekmadienį yra labai palanku skaityti dvasinę literatūrą ir keltis anksti ryte. Jeigu dažnai mes sekmadieniais norime pailsėti ir ilgiau pagulėti lovoje, tai tam yra nepalanki diena ir sekmadienį yra labai palanku keltis kuo galima anksčiau, netgi švintant, tada mes būsime harmonijoje ir balanse su Saulės planeta. Kita diena yra pirmadienis, tai yra mėnulio diena, tai yra labai moteriška diena. Mėnulis tai yra moteriškoji energija ir mėnulis yra atsakingas už ramybę, už harmoniją, už grožį, už namus, už tą tokį ramumą, už labai gražų bendravimą. Todėl pirmadienį yra labai palanku susitikti su draugėmis, suplanuoti susitikimą su draugėmis, jas pakviesti savo svečius ar nueiti kur nors į kavinukę, išgerti puodelį arbatos. Pirmadienį labai palanku vakare sukviesti savo šeimą gražiai, skaniai vakarieniai. Pirmadienį yra labai palanku prižiūrėti ir rūpintis savo namais. Pirmadienį labai palanku pirkti produktus, pirkti vaisius, daržovės, apsilankyti turguje. Jeigu mes dažniausiai šeštadienį, sekmadienį tai darome, tai yra visiškai nepalankios dienos, sakoma, apsipirkimui. Būtent pirmadienį per mėnulio
planetos valdymą yra labai palanku daryti tokius apsipirkimus, apipirkti namus, nupirkti namam kažką labai gražaus. Pirmadienį galima savo kažką gražaus nusipirkti. Sakoma, kad pirmadienis yra tokia diena, kada Mėnulio planeta labai mėgsta, kai mes pasipuošėme kažkokiu nauju drabužiu. Todėl jeigu kažką naujo nusiperkate, tą naują drabužį palankiausia yra pirmą kartą užsidėti pirmadienį. Pirmadienį yra labai palanku moterims darytis visas grožio procedūras ir ypatingai susijusios su vandeniu. Labai tinka plaukioti baseine, pagulėti šiltoje vonioje, pasidaryti visas grožio procedūras, namų ruošos darbus. Ir pirmadienį labai palanku dėvėti tokias kreminės, švelnes spalvas, tarsi mėnulio, vėsinančias, tai kreminė, balta, melsva, gali būti šiek tiek tokia mėtinė, tai yra mėnuliui labai palankios spalvos. Antradienis tai yra Marso diena. Marso planeta yra labai vyriška planeta. Tai yra tokia kovinga planeta susijusi su kova. Ir tai yra diena skirta sprendimams, skirta viską tvarkyti. Jeigu kažkas yra sugedę, tai va puikia diena kažką sutvarkyti. Tai tokia yra labai mechaniška diena. Ir tą dieną labai gerai vadovauti savo logiką, priimti kažkokius sprendimus, kažką tai tokio svarbaus susiplanuoti. Tai yra nuostabi diena sportui ir sakoma, jeigu mes norime pradėti sportuoti ir tam neturime valios ir niekaip negalima prisiruošti, tai būtinai reikia pradėti sportuoti antradienį. Antradienis duoda mums jėgą, duoda tokį karingumą, užsiimti sportu, būti aktyviems. Todėl va tokius visus svarbiausius, netgi grubiausius dalykus reikėtų daryti būtent antradienį. Marsui patinka, kai mes dėvime raudoną spalvą, todėl raudona spalva yra pati palankiausia dėvėti antradienį. Trečiadienis tai yra Merkurijaus planeta. Tai yra labai man mylima diena, kadangi tai diena yra susijusi su žiniomis, su mokslu, su išmokimu kažko naujo. Ta diena viskas vyksta labai greitai. Sakoma, kad energija yra labai stipri trečiadienį ir aš tą esu labai pastebėjusi. Trečiadieniai dažniausiai būna tokie pozityvūs, aktyvūs, viskas vyksta labai greitai. Labai tinka atlikti įvairias praktikas, mokytis psichologijos, labai tinka pradėti gydymą, jeigu reikia pradėti kažkokį gydymą, homeopatiją, pavyzdžiui, tai yra palankiausiai pradėti būtent trečiadienį. Trečiadienį labai palanku yra mokytis, galima didelį kiekį savo konspektų ar kažkokių užrašų išmokti. Ta diena mes labai lengvai priemame informaciją, ta diena palanku klausyti ir įvairias paskaitas, kai mes galime kažką tai naujo išmokti. Ta diena labai palanku atsakyti į laiškus. Ir aš tai irgi pradėjau taikyti savo gyvenime ir tikrai, jeigu aš antradienį ar pirmadienį sėdu atrašinėti jums, mielas moteris, laiškų, tai aš tikrai kartais jaučiu, kad man kažkas stringa ir ne taip energija teka, kaip jau turėtų tekėti. Vadinasi, tomis dienomis, matyti, aš turėčiau užsimti kažkuo kitu. Bet trečiadienį viskas tikrai labai lengvai, tarsi Merkurijaus planeta mums padeda. Merkurijaus planeta yra tokia žalsva ir tą dieną yra labai palanku dėvėti visas tokias žemiškas spalvas. Žalsvas, chaki spalvas, ryškiai žalią spalvą. Ir ši diena taip pat labai tinkama bendravimui ir komunikacijai, susitikti su kažkokiais studentais, kažką vėl, kaip ir sakiau, pradėti mokytis, užsiimti kažkokią naują discipliną. Ketvirtadienis tai yra Jupiterio planeta, tai yra labai šeimyniška diena, Jupiterio planeta yra susijusi su šeima. Ta diena taip pat labai palanku klausytis dvasinių mokytojų paskaitų, bendrauti su savo šeima, su savo artimaisiais. Tai yra pati palankiausia diena iš tiesų kviesti svečius ir eiti pas svečius. Tai palankiausia daryti ketvirtadienį. Ketvirtadienį palankiausia diena dovanoti dovanas, daryti kažkam staigmenas, bendrauti dvasinėmis temomis. Ir sakoma, kad Jupiterio diena, ketvirtadienis yra tokia labai plati diena, labai didelė diena ir galima netgi daryti kažkokius didelius projektus, kažką irgi pradėti, daryti tokio labai masiško ir didelio, kas turėtų įtaką mūsų gyvenimui. Dideli projektai, pavyzdžiui.
Ir šiomis dienomis palanku dėvėti tokias spalvas, koks yra Jupiteris, tai pilkšvos, rusvos, gelsvos spalvos. Penktadienis mano pati mylimiausia diena, pati moteriškiausia diena. Ir sakoma, kad penktadienį tiesioginė to žodžio prasme galima maudytis rožių žiedlapiuose, rožinėje spalvoje ir saldumynuose. Penktadienį valdo Venera, meilės planeta. Tai yra labai moteriška planeta, susijusi su grožiu, moteriškumu, subtilumu. Todėl šitą dieną sakoma, kad netgi jeigu ir moteris neturi nuotaikos arba yra pavargusi, šią dieną yra labai palanku vis tiek puoštis, pasipuošti, apsivilkti savo pačius gražiausius drabužius, susišukuoti, susitvarkyti, minimaliai pasidažyti. Tai yra Veneros planetai, sakoma, tai labai patinka. Ir kai moteris yra graži, kai moteris džiugina visų aplinkinių ir ypatingai savo vyro akis, sakoma, kad tai moteris subalansuoja ir tai atstato jos ryšį su Veneros planeta. Tai yra labai romantiška diena ir tai yra diena skirta tiek kūrybai, tiek pasimatymams, teatrui, šokiams, išėjimams į parodas. Ta diena labai palanku pirkti kažką, tai taip pat kažką naujo, gražaus, moteriško nusipirkti. Ta diena labai palanku gauti gėles iš vyrų, iš tiesų, arba tiesiog dovanoti kažkam gėles taip pat. Tai Venerai labai patinka. Ir sakoma, kad net penktadienį galima be jokios graužaties sąžinės valgyti saldumynus, kad tą dieną jie neturėtų mums kažkaip tai pakenkti. Todėl penktadienį galime atsipalaiduoti, suvalgyti kažką skanaus, kažką gardaus ir gauti to saldaus skonio, meilės skonio. Šią dieną labai palanku dėvėti tokias pastelinės moteriškas spalvas, tai balta, rožinė, švelniai žydra, melsvas spalvas, tai Venerai irgi labai patinka. Šeštadienis tai yra paskutinė savaitės diena pagal vedinį kalendorių, tai yra savaitės pabaiga, tai yra grįžimas į save, tai yra be galo introvertiška diena. Jeigu mes vakaruose labai dažnai šeštadienį praleidžiame vakarėliuose, pas draugus, kažkur tai išeidami, tai iš tiesų šeštadienis turėtų būti visai kitokia diena. Šeštadienis turėtų būti po visos savaitės grįžimas į save, nusiraminimas, išanalizavimas, apmąstymas. Sakoma, kad tai valymosi diena, tai gali būti asketiška diena. Šią dieną labai palanku apskritai tylėti ir vos nepriimti tylos įžadus, per daug su niekuo nebendrauti. Ir ši diena labai tinkama meditacijai, jogai, buvimui gamtoje, pasikrovimui iš gamtos energijos. Labai tinka išklausyti, atvirai pasikalbėti, tokiamis giliomis temomis, ne apie bet ką. Jeigu kalba eina tik tai apie bet kokį paviršutinišką kalbėjimą, tada yra daug geriau praleisti šią dieną tyloje ir ramiai savyje. Šią dieną palanku daryti askezes, jeigu mes visą savaitę kažkaip dirbame, kažkur skubame ar bet ką valgome, tai šeštadienį galima ir pasnikauti, galima susilaikyti nuo maisto, valgyti mažiau, valgyti labiau žaliavalgišką maistą. Labai tinka vaikščioti basomis, tai taip pat mūsų atstato energiją po visos savaitės. Ir Saturnas yra tokia planeta, ji yra tokia labai karmiška ir šeštadienį tarsi mes atidirbinėjame kažkuria to žodžio prasme savo karmą. Tada šią dieną taip pat gali vykti kažkas ne visai malonaus, tačiau turime suprasti, kad mes turime taip pat susidraugauti su šia planeta, su Saturnu. Ir sakoma, kad Saturnui patinka, kai mes dėvime tamsios spalvos drabužius. Šeštadienį yra palanku. Yra vienintelė diena, kada iš tiesų galima ir palanku dėvėti juodą spalvą, tamsiai mėlyną, fioletinę. Ir šeštadienis yra karmos išvalymo diena ir sakoma, kad jeigu mes gyvenime turime sunkų periodą, šeštadienį mes turėtume maitinti varnas. Taip, juodos spalvos varnas, tai yra Saturno spalva. Ir taip mes išvalysime savo karmą ir ją pagerinsime. Tai tokia savaitė turėtų būti. Aš pakalbėjau apie visas savaitės dienas, supažindinau, kokios planetos valdo tam tikras savaitės dienas. Ir labai svarbu
prisiminti ir mėnulio kalendorių, labai svarbu prisiminti jaunatis, pilnatis. Ir dar moterims labai norėčiau patarti laikytis 2 kartus mėnesį pasniko, apie ką aš labai dažnai rašau savo Facebook'e, vadinamojo ekadašio. Tai yra 11 mėnulio jaunaties diena ir 11 mėnulio pilnaties diena. Tai yra diena, kada, sakoma, į grūdus suteka visa neigiama energija ir kada yra labai nepalanku valgyti grūdinės kultūras. Aš jau nekalbu apie mėsą, apie žuvį, apie kiaušinius, apie alkoholį, apie kavą. Ir tą dieną yra labai palanku susilaikyti nuo maisto. Mes taip savį išvalysime ne tik fizinėme lygmenyje, tačiau ir dvasinėme lygmenyje. Ta diena labai palanku užsiimti dvasinę praktiką, medituoti, melstis. Tai va, mielas moteris, labai ačiū, kad esate kartu su manimi. Aš labai tikiuosi, kad šitas video jums buvo naudingas. Labai ačiū, kad jūs manęs klausote, dalinatės, esate kartu su manimi. Ir iš viso širdies linkiu jums laimės ir nuostabios gražios savaitės. Prisiminkite kiekvieną dieną tam tikrą planetą, kuri valdo tą savaitės dieną ir būkite harmonijoje su ja. Myliu jūs. Nuostabios jums dienos ir viso ko geriausio. Namaste.